Sveiki, aš esu Marius. O aš esu Lukas. Mes pradedame dar vieną kelionę. Į kur ir kodėl? Pristatysiu aš. Kai Lietuvoje darosi pilka, graudu, anksti temsta, norisi važiuoti į tokias šalis, kurios pilna saulės, spalvų, geros nuotaikos ir vitamino D. Ir tai yra mūsų kaimynė Lenkija. O esam prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Visą gyvenimą kalbėjęs lenkiškai, save laikė lietuviu. Mes važiuojam išsiaiškinti, Adomai, kurios valstybės vis dėlto tu perlas, genijus ir literatūros upokšnis. Ir kaip sakė Adomas Mickevičius, paskutiniai jo žodžiai, kokiu tiksliau užfiksuoti: mano kūną pašarvuokit žabkoj ir ten parodykit mano nuotraukų slideshow, o širdį parveškit į mano mylimą Vilnių. Todėl mes išvykstam nuo Adomo Mickevičiaus širdies, rasim kūną ir vėl priversim plakt abiejų tautų respublikos vidaus organus. Taip sujungdami šis dvi valstybės, atkurdami gražius santykius su Lenkija, atkurdami Žečpospolitą ir galų galės pasirašysim naują Liublino uniją. Mes keliavam į Lenkiją. Galite išlydėti mus? Jo. Ačiū. Mūsų išlydi Lietuvos piliečiai. Tai kviečiam keliauti kartu. Noriu pristatyti mašiną, nes daugiausiai su laiko praleidau nuo vakar pietų jau. Reikėjo pasimti iš Rygos, iš mūsų draugų Pankars. Jie pagrindinis mecenatas šio projekto ir sutikė mums šią mašiną. Fiat 126, 79 metų modelį gavom. Masė 600, didžiausia masė 900, variklis 0,6. Didžiausios naujienos, kad vairas yra keleivio pusėje įdėtas, angliškas modelis, ekskliuzyvas. Vienintelis toks variantas buvo angliškas. Čia buvo kuriama Lenkam, kurie emigruos į UK, jau iškart su mašinom išsiųsdavo Lenkus į UK dirbti ir kad neužsibūtų. Šiaip jausmas kaip Bono Bino mašina. Visiškai Pono Bino mašina, dar iš galo, kai tai Max jau Ponas Binas. Apžiūrėkim saloną. Tai turime spidometrą, kuris rodo myliom, nes angliškas variantas, ir biški kilometrais. Didelė paklaida yra, virš 10 km greičio paklaida. Vakar čia važiavau beveik 120, bet top speed buvo išvystyta 103 pagal GPS. Įbliauta šiandien 1000 mylių. Skaičiuokit matematikai. Kart 3,5 padalinus iš 4. Toliau turim prieš rūkinės, niekada nebus jungtos, lango apipūtimas, net nežinau ar veikia, niekada nebus jungtos, šviesos čia įsijungia, reikia nepamiršti. Čia avarinis gal turėtų būti. Čia ateičiai jai sugalvos ką nors įdėti ištrau. Ką šitie veidrodėliai reiškia? Ar reikia taip kaip makiažai? Tai dėl to, kad dešiniai pusėje vairas, kad galima būtų važiuoti normaliuose vakarų ES valstybėse. Taip, norėtum. Tai norėtum. Ir žiūrėt, ar tave kažkas seka. Kaip čia daryti reiktų? Ai, va. Taip, bet ir tada aš matau. Tada tu matai, ar seka mane. Neseka? Neseka niekas. Kol kas ramu, žinok. Labai patogu. Nuo šnipų, nuo vagių. Labai gerai. Toksai čia Lenkų šnipų išmislas. Jo, tiesiog. Čia paliksim, gyvenam 21 amžiuje ir turim stebėjimo kameras. Ir matai, tada važiuoja prieki fūrą, matai, parodysim dar praktikui, vėliau irgi pristatysim. Visą laiką dego oranžinė kuro lemputė, nes nerodo, kiek kuro yra. 19 litrų bakas yra, Max 205 km nuvažiuosi su pilnu. Čia Max. Dėl bėgių. Pirmo nemušam, iš pirmo karto pirmą, antrą, tada į pirmą keliaujam. Ir kitas dar patiko dalykas, šitas medinis kaištis, originaliai jo nėra. Čia yra termostatas. Čia dabar yra pradaryta, nes šiltas oras taip. Nes sakė, negalima pasitikėti termostatu, tai įkiša tiesiog medinį pagaliuką, juo galima pasitikėti. Visas duslis supakuota, tepalų, atsarginė paduška. Čia aš įdėjau raktų komplektą. Sakė, būkit viskam pasiruošę, nieko neatsitiks. Nušovė pistoletas, iškrito ant žemės. Realiai vežamės droną Phantom 3, kas yra pusę šitos mašinos užima. Dėl kelių kadrų. Nėra labai kompaktiškai. Mes galvojom, kad važiuojam vasarą, bet tai yra nuostabusis Lietuvos ruduo su lietumi. Ir mūsų daiktai be jokio prezento. Yra 6 kojinės, viena pora 2 parom padajėta. Gal 5 triusikai, vienas eis už 3 dienas. Tada bus išmestas. Vienas už 3 dienas ir jau nebeverta bus skalbti, jau viskas. Tiesiog sudeginti išmesti. Taip. Kuris su kuo? Šitas, ne? O, gerai, rodo.
Labai jaučiasi svorio pokytis ir mašinos gale ir trauka jau. Dabar į kalną vos užlipam. Vakar kaip raketa, kaip kulka šovė visur. O kas yra pirdolė? Jie pirdolė! Kurva mai! Bet yra laisvo elgesio mergina? Yra? Ne? Pas jūs ten kažkaip... Kaip? Nu, tipo šūdas vos. Tai bet pažodžiui tai reiškia laisvo elgesio mergina. Bet jie naudoja ne aš šūdas. Nu, jie naudoja kaip mes šūdas naudojam. Mes tai taip nenaudojam šūdas kaip jie... Nu, jie iš vis pas juos kaip pas mus nežinau. O. Tipo. Keliavom į Lenkiją ir dar mūsų vienas tikslas yra lenkiški pokalbiai ir žodinėlis ir fluent lenkiškai pilnai kalbėti grįžus jau iš kelionės. Aš vakar pasižymėjau, biškiu verčiau ir yra klausimai fizinis kontaktas, mogečia pocavoč, ar galiu tave pabučiuoti, tada yra seksualinės orientacijos klausimai ir tada yra može puidžiame jakeš spokojnėš mešaič, gal laikime į ramesnį vietelę. Bet man atrodo viskas labiau lenkiškai skamba, jeigu galia dedi. Pabandykim iš naujo. Možeš puidžiam jakeš spokojnėš mešaič kurva. Iškart lenkiškai. Stop. Valgome mieste. O, mūsų artimiausi planai. Gerai. Aš paklausiu, tu bandai išversti, kas aš užklausiu. Jak tu jeszcze będziemski čekas na zamówienie, kurwa? Mariu, kai tu moki lenkiškai, negalima taip. Bandyk išversti. Kur čia galima pavalgyti kekšę? Ne. Ar... Jau čia sėdi. Jau sėdi? Mes sėdim patiekalinėje. Skundai čia, skundas. Čia skundas yra? Buvo atšalęs mano maistas kekšė. Ne. Kiek dar reikės laukti patiekalų? Turim kaip susikalbėti, turim lenkišką automobilį, ko ir bereikia būti tikrų lenkų. Dar ūsų ir nepilnavertiškumo. Pradėjom laisvų kažkaip sunkiai dirbti arba nebedirbti visai. Na, šiandienas tiklas Olštinas, 208 km. Tai nieks nedirba kol kas, kiek pravažiavom objektų, viskas uždaryta, tai šiandien tas sekmadienis, kai viskas uždaryta Lenkijai. Labai prastas naujienas, tikiuosi, kad kas nors Punske dirbs. Mašina iš vieną nuo antro bėga užkurt, užgesta ir aš tada mušu antrą ir užsikūrė. Tai įdomu, kiek čia sveika varikliui. Nu, ne nuo starterio užsikur. Ar blogai, ar nieko? Nieko. Gerai, tai taip ir darysim. Tai realiai nėra laisvo? Nėra. Laikti. Dar kitas dalykas, pradedu bijot, kad kuras į pabaigą, nes anksčiau ta lemputė tiesiog degė, visada dabar pradėjom riksėti. Kiek aš dar čia sėdėsiu? Iki Punsko? Nes sakė, tik ženklus nusifilmuosit prie sienos. Pasiekta Punskas, įvažiavom ką tik, kirtom ženklą, ieškom restauraciją Rūta arba degalinės. Ai, tai reikia įsivesti tą Rūtą restauraciją? Tai kažką jo darykit, nes aš tai tiesiog tiesiai važiuoju. Yra degalinė, stojam. Toks kai užgesti garsas įdomus. Čia, man lai... Šiaip nepatinka labai negerai. O kaip čia suremontuot, Marai? Nu nieko nesuprantu, žiūrėsim, kaip bus toliau. Pirma diena. Pirma diena. O tai kas čia, nu tai... Gal reikia užpilt kuro? Mano tokie pasiūlymai. Užpilt kuro, varom pavalgom ir išsispręs. Eigoje išsispręs, ne? Ja, bet jau sugedo. Gal žinot, kas gali būti? Man laisvų nedirba. Iškart gysta ant laisvo. Tai va, kad ir vairį. Tuo aš apsuksiu, kad bakas būtų kiton pusėn. Vairį kurą įsipilt. Ką darysit? Va.
blogai, blogai. Ne, nu tai labai prastai, nu, tai barškė, nežinau, kas ten daro. Labą dieną, Juozai. Labą dieną. Gelbėkit jaunimų. Nuvažiavam 200 km, neveikia mašina. Nedirba ant laisvų visiškai. Einu užvesiu. Jūs pažiūrėkit, kaip nedirba. Arba nukava. Kas gali būti? Vėdinimo tas aparatas, ne? Ventiliatorius visai. Ohoho. Čia ohoho. O tai oho, okay. Mes galvom, čia ne ohoho, dabar jau ohoho pasidarė, tai čia. Kaip, tai čia jau reikia kelt ant keltuvo žiūrėti, ar kaip? A jūs vis jau čia pabaiga? Žinot, jeigu nevedės, jau meti Būtų gerai, kad čia tik pradžia būtų, pabaiga dar. Ne, bet tokie balsai, ojai, tai labai nieko nežada, ar čia galim... Ar dar važiuotų? Ar vyrukai yra sprendimas? Tai jokis važiavimas, pirmas dalykas, mėgytų davežti mane šviesavotis, ne? Superdolinam? Be važiuojant jau? Nu, negiai, kad važiavo, reikėjo greičiau mėgycinai. Nu, aš jau spaudžiau, kad tik greičiau davažiuot, žinokit. Jau kiek daugiau nėjo, jau greičiau važiuot. Galvom, Punskant tikrai padės. Galvoju, kad iš viso, iš netoli gyvenu, kad jum nevažiuoti, gyvenu. Visai, už taigi jo nemalti. Tai mes nustumt gal galim? Nu, kiek kilometrų? Tai ko čia nieko nesveria? Jo, jo. Galit padėti, jei norit. Palaukit, aš šoku į vidų, žinokit. Mes užstumsime, paleisime. Davai pribėkit, nes tuo sustos. Mes čia turim tokį žodinėlį, norėčiau paklausti, ar gerai tariu. Mui samoči ziepsi nezasabasilič. Supratot? Tai kaip? Dar kartelį. Moj samohet zizė pezlinėlis šezapiliš, kurva. Ne? Nelabai. Manau, nu perskaitai. Greičiau. Muja mohut zrešpuša nie zapaleč. Nelabai, ne. Mums sutarimų prastai. Bet lietuviškai suskalom, tai gerai. Rasa važiuos tokia mašina, tokiais kelionės žmonės. Tokia mašinukė, kad apie kampus, žinai. O jūs gal norit su mum keliauti ir... Ne, nes žinokit, su mum smagu. Vietos mažoka, bet... Bet jau, žinokit, prižvengt pilvas skauda nuo juoko kartais. Nėra važiavimo. Nėra? Yra, kaip po ventiliatorių, lietuviškai pasakys. Tas kaušo, tokie sparneliai yra. Taip. Ir visai atlūžo. Tai to abejojau. Tada būtų aš daveržęs. O čia va, aš rankom suku jį. Jokio nėra aušinimo ir baisus bildėšys. Nėra jokio važiavimo. O kaip suremontuot čia, kur servisai? Reikia naujos tos dalies, naujo... Palaukit, turim dalių, pažiūrėsim. Ventiliator lenkiškai sako. Ventiliatorius lietuviškai. Bet tai nuo ko iš čia galėjo nulūžti? Tepsau? Viskas genda, žmogus ansta. Kodėl mums taip yra? Mes važiavam į Baltiją, trečią dieną sulūžo. Nežinau, ką jūs darysit. Tai mes irgi, žinokit, nežinom taip pat, kuo mes darysim. Kaip čia daryti? Tai sekmadienis jau plaukia, ne? Tai... Čia sekmadienis nuplaukas ir pirmadienis dar plaukia. Realiai kelionė prasidės geriausio atveju 8 spalio. Ne 6, kaip galvojom. Nu, padėkit mums, ką nors sugalvoti. Sašramas. Aš galvoju, kad iškeisti. Iškeistumėm, jo. Į Volkswageną galim keisti, ne? Nes, nu, domina keitimas, žinokit. Su mūsų priemoka galima. Dronas. Paliekam visus daiktus viską. Jokio nei metro nėra jokio važiavimo jų. Net tai suprantam. Net negalvo tokios minties, ar ne? Nes man yra tokia, bet jei taip įtikinsi. Važiuos nieko už tai, kad bildėšys tai vienas dalykas ir jeigu neauštis į... Tai užkais, užkals ir... Moment ir viskas. Nu, kur reikia išsistumti, tai
restauraciją Rūtą ir skambit mechaniką iš Rygos ir kalbėt, ko darom. Reiktų neužtrukti ilgiau paros. Ai, ne, neįmanoma realiai. Net jau, kad... Belinkiek čia dienos turim, ką mes Punską parodysim. Tikrai visą Punską išvakščiasim. Kelsim droną. Varšuvai mažiau laiko nei Punskę praleisim. Sakė, jei sulūž, skambinkit, yra mechanikai. Nu tai jisai vienintelis gal įmanomas variantas, kad jie turi tą detalę ir atsiūs, bet jie atsiūs iš Rygos. Tai koks 4 savaitės šiais, nes... Galimai mes čia jau gelbėtumėt, kas... Jeigu atsiūs greičiau, ar kas turi, gal jie žinos arčiau, kas turi, tai bandysim, kad tą detalę gautų ir tada tas, kad ten nuvešit, mums per 2 valandas suremontuos. Ne per 2 valandas, jeigu... Būtų gerai per 2 valandas. Restauracija Rūta MB Pečiuliai įkūrė yra. Kostiumėlius per langą dar galima jau uždaras vakaras vyksta čia šiandien. Jeigu pietų išvakarės. Irgi arba jubiliejus 48 jau. Nebedirba? Čia uždaryta? It's in cash only, so... Only cash? O where is the Kantor? Tai jau čia zlokiai. Tai išsikeis su jais prie 4 prie 1. O tai kur jie pabėgo? Iš vis britai kažkokie. Angliškai kalbėjo, ne angliškai. Žiūrėk, duok pinigėlius, paprašysiu, kad iškeistų. Vis tik čia lietuvių daug. Arba gal parduos, cash only. Einam. Ne, šį priima kartais ir eurus. Tikrai paklausiu. Gimtadienis? Krikštynė? Krikštynė. Mes turim tik eurais. Tinka? Це я не краще приїхати одразу злати. Hello, Imants. It's Lucas calling you. We have a little problem with the car. The ventilator broke. Ventilator? Yeah, so we are in Poland now, in Punsk, and we found these guys. They can fix the car, but we need the part, the inside of the ventilator. I can send this part from Vilnius. Čia tikrai dar darbas laukia dabar. Va čia laukia nebe pramogas, keliavimas ir... Nes jeigu šiandien gautumėm, perfekt, kad išbrisim iš tos faktas, bet kad čia birės ir birės kažkoks tai. Gal taip nebus, bet... Ir ką čia fotkit? Nežinau kažką. Čia beprasmiška, nu, fotkit. Ne. Tai nieko nesupras. Ne, žiūrėk, reikia padaryti taip garsą, reikia jam nusiųsti. Tai pirmą palauk, užfilmuoju kažką čia jam. My colleague from Vilnius, Antanas, is coming to swap the ventilator. The problem is that it will take him 2.5 hours to come to the place you are. It takes like 2 hours for Antanas to swap it. So it's gonna be evening by that time. It's okay, we were like ready to stay here for the night. Tai Pankarskas padovano automobilį, kur very fun times and good buildings. Team buildings. Nepaliko mūsų nežinioj. Atsiūs mechaniką tiesiai iš Vilniaus su tokiais gražiais ūsais. 2,5 valandos važiuoti, 2 remontuoti, dar pusę valandos ekstra uždedam. Turim gražias 5 valandas paplanuoti gerai kelionę. Nu tai keliu droną, pasidarau vaizdų Punsko. Tas Antanas susinervinęs bus. Tas sekmadienis. Nu ką mes? Flekų pastatysim, žarniukų. Man reikia šiek tiek po biškį dažnai, bet kas 2 valandas, tai prie 2 valandas. Bet čia nėra po biškį, man jau čia yra pusę litro jogurtų. Kur tau? 3,50. Tipo, negalime savo maistą atsinešti kavinę. Bet tada mūsų planas važiuoti čia, tada iki Ščeicino, tada leistis Poznanė, Vroclavas, tada Krokovas, Zakopanė, Liublino unija nauja pasirašom, tada Varšuva, Bielistokas ir Vilnius. Nu tai maždaug taip, bet čia taip grubiai. Dabar parodyk man ant žemėlapio, kur užlieta yra, kad... Nu tai čia apatinė visa, nu čia Vroclavas. Per kur čia sek? News.pl ar... Delfi.pl. Чи можемо пан полечить добром реставрації? Ой, labai puikiai, labai gražiai. Мой самочищий зеспулė нечезви запалėciš. Nemokama. Bet tu dėl to, kad kaip vieną žodį viskas skaitai. Dominika, pasirodo, jinai to restorano
Restauracija Rūta savininkė. Taip, suleista 50 eurų buvo be nuolaidos, dabar sužinom, kad galėjom gal ir draugo nuolaidą kažkokią turėti, bet... Labas. Blemba, sorry, kad sugadinom sekmadienį, bet... Nieko tokio. Važiuosim pas jį ant duobės. Galim. Ant duobės, jeigu galim? Galim, aišku. Važiuojam pas juos ant duobės, viskas. O, gerai, sveiki. Nustumė mašiną, ar nuvažiuot man? Tai aš neimsiu diržą ir nenuvažiuot. Sakyk, Antanai, ką padėt? Netrukdyk. Operacija prasideda. Dabar. Laikas nuimamas. Visus karbas atsiveržęs, todėl va. Ir tai laisvų. Čia yra problema jau, kad atsiveržinėja ir karts nuo karto reikia pasitikrinti. Okay. Čia varštukas ir šitas. Mes važiuosim šiandieną, ne? Nes mes dabar pasiplanuot galim imti tą nakvynę kažkur ten už 30. Nu, aš manau, kad važiuosim, jeigu nebus kažkokių netikėtumų. Nebus. Bet neįmanoma netikėtumą, mane? Ne, kad viską tą. Neįmanoma. Gerai. It went in, but sideways. Metalas ir ventiliatorius taip atsukas ir liečia korpusą truputį. Tai dabar bandau padaryti taip, kad neliestų korpusą, kad neišsitaškytų jisai. Tai kas vyksta dabar? Atvažiavo Antanas iš Vilniaus į Punską, prasidėjo remontas, viskas josi žiauriai gerai, labai gerai ir galvom, jau tu važiuosim, bet tada biškai užsilenkė vienas varžtas ir dabar ventiliatorius, kai sukas ir liečia korpusą ir jeigu važiuosim taip, tai tiesiog išsitaškys tas ventiliatorius, tai dabar Antanas bando spręsti, kaip padaryti, kad nesiliestų. Dar vyksta darbai. Taip, panašu, kad... Ne, tai valandėlė kita ir... Dar judėsim. Nu, yra užsakyta dar nakvynė šiandien už 30 km. Gali būti, kad pramazinti pinigai. Ir pamazinti pinigai, nes be galimybės atšaukti, aišku, užrezervuoti. Nu, ir įdomu, kaip 11 vakarą, jeigu paskambinsim, reaguos. Nu, pavakarieniaujam ir skirstumės. Pavalgom. Kol kiti dirba, mes tiesiog valgom. Bet važiuos. Nu, aš tik manau. Čia šiaip va, irgi, jeigu jums bus starterio, aišku, čia nuojas, mažai šansų net neturėtų būti, nes nuojas starteris. Senesnės būna. Nesuka starteris, pasiemi pagalį, trenki užsived. Kartais pagalvoju, tai kad jie sielą savo turi kažkokią. Vieną dieną ateini, viskas, nesikuria, daryk, ką tu nori, nevažiuoja nieko. Kitą dieną ateini, nieko nepakeitė. Pyst viskas tobuliausiai. Nieko nedaryk ir važiuoji. Jo, nieko nedaryk, daug pastovėti ir jie susitvarko. Kartais atrodo, jeigu piktas ateini, tai neužsives. Jeigu geros nuotaikos, o žiūrėk užsideda. Žodžiu, piktas negali būti ant šitų mašinų, nes tada dar blogiau pasidaro. Man koks 3,8,5 temperatūros. Rimtai? Pasmatavai? Nu, jaučiam kūną. O, gerai. Bet čia 3,8,5 tai reikia paleisti. Garseliai tai nelabai fainų buvo. Garseliai keistas sulūžęs buvo? Tai dabar išvažinėjai. Ai, ne, normalu. Reikia nuvažiuoti 3000 Kilometrų, ar čia verta pradėti? Ir atsidursim prie Vokietijos sienos, tai čia bus viso gero. Antano nuomonė. Nėra važiavimo šitą mašiną. Ir viskas. Nu, diplomatinis atsakymas. Šitas mistinis Fiatas ir šiaip visus labai stabdžių mažokai. Stabdžių nuo pat pradžių buvo mažokai, bet stabdo. Nu, stabdo, jo. Stabdo tai lygiai taip pat kaip visi, bet pedalas tikrai žemokas. Jeigu rytoj blogai sukamės, tai važiuojam, jeigu gerai. Tęsim. Nu gerai, tęsim kol kas. Nu, Niek sustremontavo, ne? Gerai, suremontuota mašina.
Atsiprašom už Ačiū, Antanai. Jo, atsiprašom už vieną atimtas sekmadienį. Čia gera mašina, nu tik tai sena, tai visko nutinka. Tai visko. Man irgi va, 3-5 metų skrandis neveikia. Juozai dar kartą sakyk, kad nu, tik varykit, laiminu, būtinai varykit su šitą mašiną. Važiuokit, protingai darot, vyrai. Nevažiuotumėt. Na gerai. Vienas toks tyras balsas tamsojo, mes la važiuosim, la. Ne. Tęsime. Laukia kelias. 3 kilometrai nuo sienos, neblogai. Tai Pirmoji diena, 3 kilometrai nuo sienos.